Vakar patyriau įdomų suvokimą. Buvau Andriaus Mamontovo koncerte ir man atėjo keletą minčių į galvą. Tai pagalvojau, pasidalinsiu ir su jumis. Visai gali būti, kad kai kuriems jums tai primins jūs pačius. Tai Andrius Mamontovas yra vienas iš tų muzikantų, kuris man labai patinka. Man patinka jo tekstai, nes jo dainos, kai aš buvau paauglys ir man buvo visiškai ne kažką, padėjo išgyventi sunkias akimirkas. Aš klausydavausi jo dainų ir jo dainos man suteikdavo tarytum kažkokios vilties tęsti tą visą savo paauglišką tragediją ir kažkaip tai išlikti šitam pasaulyje nepasidarius savo galų ir visiškai savęs nenukvaišinus. Ir gavau dovanų, bilietai vakarykštį koncertą, pagalvojau, wow, kaip faina, nueisiu, pasiklausysiu, kaip bus smagu. Ir ypač atvykus į vietą, kai pamačiau tą visą scenos dydį ir pagalvojau, wow, čia tai tikrai bus nuostabus šou. Ir pabiški žmonės pradėjo rinktis. Pradėjo rinkti žmonės, pradėjo pildytis ir tikrai susirinko kosmiškai daug žmonių. Tai taip žiūrėjau, wow, čia tai kažkas tai ypatinga. Ir koncertui prasidėjus, aš kažkaip tai nejučiom ištiesiau ranką į kišenę ir įsitraukiau ausų kamštukus. Nes man pradėjo darytis labai nemalonu tas visas super duper didelis garsas, kuris kala ir visas kūnas jaučia tą visą dalyką. Ausų būgneliai pradėjo tiesiog tenais turbūt irgi iš vibravimo tenais visas, kas toks įmanomas vaškas esantis mano ausyse atkrito ir pradėjo tenais klibėti. Vienu žodžiu, buvo ne kažką. Užsikišau ausis. Ir paskui stoviu, klausausi tų dainų, kurios ir iš tikrųjų yra labai nuostabios, labai fainos, bet tuo pačiu pradėjau pabiški kažkaip tai lengvai keisti jaustis, nes aplinkui tiek daug tabako dūmų. Žmonės pučia ir pučia tą tabaką. Rūko. Tai viens prisidega, tai kits. Tai trečias, tai ketvirtas. Ir paskui prasidėjo dar tokie vaikščiojimai su alaus toms visom skarbonkiam arba tais plasmasiniais indais. Ir kai kurie tenais apsinešino alaus. Ir aš taip galvoju, ką aš veikiu viso šitą minioje. Aš suprantu, kad su Andriaus kūryba man sąskambis atrodo labai gilus ir labai toksai smagu buvo atvykti, pasiklausyti, pamatyti gyvai visą tos ekranus, visus tuos, tą tokį grožį didelį, tą tokią inspiraciją pasimti iš to viso kurie. Ir tuo pačiu jaučiu, kaip pabiški mano protas pradeda tarytum kažkam apnašom apsinešinėti dėl esančios publikos. Ir aš čia nenoriu, kad tai nuskambėtų kaip kažkokia kritika. Tai nėra kritika. Kas nori gerti, tas tegu geria. Kas nori rūkyti, tegu rūko į sveikatą. Arba kaip tik į nesveikatą. Kaip tik tai jis kiekvienas pageidauja. Bet aš pradėjau uždavinėti klausimą savo. Ką aš veikiu tokioje vietoje? Kodėl aš dabar čia esu ir apkraunu savo ausų būgnelius tokiom perkrovom? Kodėl aš dabar čia erzinu savo uoslę? Ir kodėl aš čia sėdžiu, stoviu tarp tų visų girtų žmonių, toje didelėje minioje. Ir tai yra ta kaina, kurią kartais mes mokame už tą vadinamą sociumą. Už tai, kad būti drauge su visais, mes turime savyje tarytum kažkokį tai nejautrą įvesti. Kažkokį tokį užbukinimą, kuris turi būti paturbinamas. Aš taip pagalvoju, jeigu tau patinka Mamontovo kūryba, jo tekstai iš tikrųjų yra kosmiškai nuostabus, bet tam, kad mėgautis jo tekstais, jo dainomis, tuo nuostabiu šou ekranuose, tom spalvom, kurios jau ir taip kala per sąmonę taip stipriai, nes ten tiek daug visko, tau dar prie to reikia būti ir girtam. Ir tada paskui tokia netgi mintis atėjo, o gal tai ir yra apie tai? Visa ta muzikos industrija yra ne tiek apie dainas ir prasmę, kaip aš naiviai tikėjau visą laiką, o iš tikrųjų apie pardavimus. Kad būtų suprekiauta alkoholio, kad būtų suprekiauta tais visais tenais nemniukais visokiausiais, kokie ten buvo tose palapinėse. Ir kad visą tą masę išeitų patyrus kažką tai. Ir tie visi decibelai reikalingi dėl to, kad jie kitaip nejaučia.
kitaip juose nesijaučia patyrimas. Nes va kaip šičia, prieš keletą dienų grojau su Čel ir su Liucija ant šito va, esančio, kaip čia pavadinti, prieplaukos. Ar tai kažkokio tokio reikalo, liepto galo. Tai visiškai kitas vaibas buvo. Atrodo, kad netgi paukščiai čia čiulbantis visiškai susiliejo su tuo, ką mes grojame. Ir visiškai tokia ramybė. Ir joks toksai nebuvo jokio prievartavimo ausų būgnelio. Ir nereikėjo jokių papildomų svaigalų arba medžiagų, kad pajausti smagumą ir mėgavimąsi. Ir kai kurie žmonės netgi paskui, kai aš tą dalyką publikavau, įpostinau į Facebooką ir YouTube'ą, kai kurie sako, aš tą visą kūrinį klausausi vakarais kaip lopšinę. Man padeda nusiraminti, man padeda užmigti, man taip gerai, aš taip buvau. Bet argi neturėtų muzika būti būtent toks vaistas, kuris suteikia gerumą. Aš suprantu, yra skirtingi žmonės su skirtingais poreikiais, taip. Aš pats buvęs punkas, klausydavus ir Sex Pistols, ir Exploited, ir trešo visokiausias tenais muzikas. Vienas iš mėgstamiausių grupių buvo Type O Negative, metalas ir dar visokiausi kitokie dalykai. Aš suprantu, buvo periodas, kai visa tai atrodė, tas visas išreikimas, išklikimas, labai svarbi dalis, kurią būtina padaryti, nes jeigu tu neiškliksi, neišreiksi, tu tiesiog sproksi. Ir tuo pačiu aš jaučiu, kad štai aš peraugau iš to viso etapo, perėjau į kažką tai kitką ir man jau norisi kitaip. Vėlgi, tikrai su visą pagarbą Andriui Mamontovui, nuostabus koncertas, bet aš tapau kitoks. Ir man tai buvo too much. Todėl nesulaukęs pabaigos išėjau. Pradėjo skaudėti nugarą man nuo to stovėjimo ant betono. Turbūt visas kūnas pradėjo priešintis buvimui tolimesniam tame visam koncerte ir aš tiesiog išėjau netgi nepasibaigus koncertui. Ir štai klausimas jums, brangiai, kiek daug visko jūs ignoruojate savo gyvenime? Kokiuose vakarėliuose jūs būnate, artimųjų ir draugų šventėse, kuriuose jūs esate ir jaučiate, kad kaip jūs norite iš ten nešintis, kaip jums čia ne kažką, bet jūs vis tiek esate. Ir kad būti, galbūt net vartojate kažkokius svaigalus, vien tam, kad jūsų diskomfortas atbuktų, kad tas signalas, kuris ateina iš kūno, nešk vyžas iš čia, nešk muilą, čia tau ne vieta, kad tas signalas užsibukintų ir taptų negirdimas, kad jūs galėtumėte toliau likti vietoje, kuri visiškai jums netinka, bet dėl bandos jausmo, kaip dabar aš čia išeisiu, juk nemandagu, jūs pasiliekate ir tokiu būdu jūs save išduodate ir prievartaujate. Smurtaujate, tiesą sakant, prieš save, nes jūs save laikote toje aplinkoje, kurioje jums visiškai ne kažką. Ir grįžus po to viso triukšmingo miesto, į va šitą aplinką. O, dievai. Čia yra tarytum medicina sielai. Nereikia nieko, tiesiog eini ir tie medžiai šlamo taip nuostabiai ir taip paukščiai, taip terapiškai čiulba. Ir tu tiesiog esi ir jautiesi, koks gyvenimas yra kosmiškai nuostabus ir harmoningas. Netgi dėl to, kad ir saulė nešviečia, arba kad lynoja, tas irgi visiškai negadina situacijos. Nes tai yra gamta, tai yra realybė, kurios nereikia neremontuoti, nei paturbinti, nereikia nei aukštų, nei žemų uždėti, nereikia jokių papildomų šviesų ar dūmų įpūsti. Viskas kažkaip tai labai nuostabiai, taip kaip yra. Tai va, galbūt tai ir yra pagrindinis skirtumas Debesų pievos festivalių nuo visų kitų festivalių. Nes mes ten ateinam
pajausti tą visą savyje esantį bagą, diskomfortus visokiausius, drąsą pereiti per visokiausias savo vidinės baimės, savo visokiausius apribojimus, kuriuos mes esame patys šventai savo įkalę, tarytum kažkokias taisyklės. Bet pagrindinis dalykas yra, visų pirma, mes neieškome išorėje, kad kažkas kitas ateis ir kažką tai su mumis padarys. Kaip tai mama tavo koncerte, tos kolonėlės kaip kala, ten vibruoja visas kūnas. Kaip atsimenu, kad mačiau vieną Lady Gagos klipą, jinai tenais soundchecką daro prieš koncertą ir sako, hebra, išjungkit tą bosą, nes aš jaučiuosi lygtais stovėčiau vibratorėje ir iš to orgazmą gausiu vienu tos boso vibracijos, kuri čia dabar vyksta. Ir o tai ir yra tas visas dalykas, kaip kartais žmonės save atveda į tokius koncertus, kuriuose būtų tiek visko papildomai ekstra, šviesų, dūmų, garso, alaus, cigarečių, minia, kad galų gale tas patyrimas nutiktų. Kai iš tikrųjų pabus gamtoj, viskas pasidaro jautru, tu pradedi girdėti kiekvieną uodą, kuris aplink tave skrisdamas ten leidžia garsą. Kažkaip tai viskas labai išsivalo ir netgi intuicija pradeda atsiradinėti. Tas vidinis balsas, kuris kalba, kuris sako, kurį mes dažniausiai, kai būnam triukšmingose aplinkose, ignoruojame. Tai va, visas šitas video ir buvo apie tai, apie dėmesio atkreipimą į tai, kas yra ignoruojama, kas yra apleista mumise. Ir niekas kitas to dalyko negali išlaisvinti, išskyrus mūsų pačius ir mūsų pasirinkimus būti aplinkybėse ir sąlygose ir vietose, kur visa tai yra įmanoma. Ir aišku, Debesų pieva yra vienas iš tų festivalių apie būtent tai. Tai jeigu ką, bilietų dar yra, esate laukiami. Iki.